Sveiki, turim 3.9 ir turim mažą bėdelę. Pradėjau daryti ir po to kilo mintis, galvoju, gal jums parodyti. Turim bėdelę, kad mums trūksta durelių kampo. Priekinės durelės. Trūko kampo, buvo kažkaip taip. Trūko kampuko nurūdijęs. Tai prasišveičiau, čia jau buvo pakliuota. Atsikelnojau išorinę skardą ir prisipjaušiau tokį trafaretuką. Mums čia nereikia tvarkingai, reikia tik, kad atsirastų durų kampukas šioks toks. Tai taip ir darysim. Atsikėliau skardelės, kad eitų pakišti. Kažkaip nesinori su makrofleksu plus ar su tik špaklium, nes neis užauginti kampuko. Dabar dėsim blekutę, ją reikės susišiaušti ir atsiranda forma. Plius minus. Dabar galėsim su glaistu, su špaklium padaryti. Iš vidinės pusės irgi baisu, manau, čia nieko nedarysim. Pasitepliuos, kas norės. Čia, manau, silikoną užtepsiu. Pirmiausia, pašpakliuosiu su plaušiniu glaistu, patrinsim, po to su paprastu švelnesniu, kad plius minus būtų vaizdas. Grožio nereikia, kaip minėjau, reikia, kad atsirastų kažkoks durų kampas. Susišiaušiu skardelę, susišiaušiu, kad kibtų prie jos glaistas, špaklius vadinamas. Ir užglaistysim. Kągi bandom užsimaišyti, turim stiklo pluoštų glaisto. Gal net tiek ir užtekt, daug nereikia. Po to jis paprastas glaistas su švelninimui, visko ten dabar grubiai užsitepti. Čia dedu kietiklis, raudoną tokią masę. Gerai išmaišom. Kuo daugiau dedam kietiklio, to greičiau sukietėja. Tai turim pasirinkti, jeigu šiuo atveju labai mažai ten, tai galim dėjau daugiau, net per rausvas toks špaklius, greičiau kietės. Jeigu daug reikia vietų tepti, mažiau reikia dėti, nes nespėjom ištepti. Pradeda kietėti. Stiklo pluoštus toks su plaušeliais, didesniems ertmėms. Keliaujam į mūsų vietos. Siemam kažkiek glaisto. Neprofesionalas, ne kebulistas aš, tai kas profesionalai žiūrit, nesijuokit. Pradžia šiokia tokia yra. Dabar duosim sustingti. Kai sustings apšveisim, tada žiūrėsim, greičiausiai reikės su švelniu smulkiu glaistu dar pašpakliuoti. Idealumo nereikia, tai čia taip tep-lept. Dabar duodam laiko pastingti. Taip, pasėmiau tokį kaladuką, tiesiog buitiškai parodysiu kaip kaladukas, 200 kem grubumo švitrinis, pažiūrėsim, galbūt šiaip stambesnio pradžio reikėtų, žiūrėsim kaip trinsis ir tiesiog prasitrinam, kad po to praglaistysim su paprastu smulkiu glaistu. Stengtis plačiai neišsiplėtoti, kad paskui dažyti tik spotą, ne visą didelį gabalą. Kaladukas tam, kad lygiai įtrinę su pirštais darysim duobių, nors čia mums nėra skirtumo estetika, bet su kaladuku bus lygiau. Pradžiai, manau, užteks dabar. Galim su smulkesniu glaistu dabar jau. Gal iš vidaus su pirštu pratepsiu taip pat su glaistu, kad būtų tvirčiau. Čia nekreipiu dėmesio, originaliai šitą skylutę būna, tik būna apvalyčio biškį pakurėjus, bet originaliai skylutė mažai yra. Čia galvoju su glaistu patepti, reikės su plaušiniu, nes tokia minkšta vietelė skilinės paskui, kad sutvirtinti. Pėlę užsimaišom labai minimaliai.
Sumaišiau su daug kietiklio, tokia rausvo spalva netgi gavos. Greičiau sukietės. Mums reikia truputėlį į vieną vietą, greitai patepti. Taip, su pirštu sako negalima tepti špakliaus, neprofesionalu, bet kartais labai patogu. Įspaudau ten į tarpus viduj, duos standumą mums. Galim ir tą gal užtepti, kad neatrodytų baisiai. Truputėlį sukietės ir palyginsiu tuos ežius, kad nereikėtų po to daug šveisti. Aš einu nusivalyti pirštą ir špakliuotę. Greitai kietėja su daug kietiklio. Tai truputį apsilyginam tuos ežius. Plius minus. Gerai. Bus tvirčiau nei tik kokią silikoną patepus. Dabar čia galim nusipūsti su oru, nusiriebalinti ir tepti lengvą glaistuką ir po to užsilyginsim. Yra tokių nelygumų visokių, nežinau, ar perteikia, tai perteikia, užsilyginsim. Nusiriebalinom, dabar glaistysim. Turim multifunkcinį, paprastą glaistą. Tiesiog švelnesnė konsistencija tokia, nuo to plaušinio. Tepsim gal su platesniu. Taip, mano įrankiai nėra skirti gražiam špakliavimui. Dažniausiai visokius lenkščius, ten dar kažką špakliuojam, taip tep-lept. Pamėginsim padaryti ir čia. Reikės jaučiu dar kartelį špakliuoti, nesigauna gražiai. Nepatogu, taip keltuvo lapkė trukdo. Gal kažkas plius minus gausis, paliekam taip. Duodam sudžiūti, po to pratrinsim. Na ką, jau sudžiuvo. Pasiėmiau didesnę tokią kempinėlį, jinai tokia paraloninė. Bus patogiau su didesnė, kadangi jau išsiplėtojom, norėjau ko mažesnį plotą paimti, jau išsiplėtojom, tai darom taip. Ir tokį su paralonu švitrinuką, 2,40 grubumas, bandysim su tokiu. Galėtumėm su stambesniu, bet nenoriu tų įbraižų didelių pasidaryti. Bandom su tokiu. Ir šiaušim tiesiog. Po truputį lyginasi. Trinu ir taip, kai keisdamas poziciją, galime ir ratu trinti. Galėjom pradžiai su grubesniu galbūt susišiaušti, po to užsmulkinti. Truputėlį žaidimas gaunasi, bet kad tik tokį spotelį turim, tai galim skirti laiko ir pažaisti. Kaip ir lygų, tik liko tokius vatakutės. Parodysiu, dar turiu tokią vieną priemonę tokiems visokiems, kur liko, kad iš naujo nesimaišyti glaisto. Tokias kelias akutės. Žinau, kaip perduoda, neperduoda. Tokie nelygumai. Įsiriebalinam. Turiu tokį vienkomponentį. Jis kaip glaistas, kaip gruntas. Jo nereikia užgruntuoti. Tarkim, kai nugruntuom detalę ir matom kažkokie spotai, dobutės, kad vėl glaisto netept, vėl negruntuotos vietos, tai tokį prasitepam. Akutėmis labiau skirtas. Tai kaip ir turim kažkokių akučių, galim pamėginti su šituo. Pasiemu geležtę, kad lygiai tept. Gal pavyks. Parodysiu jums esmę, kaip turėtų viskas vykti. Jis gan greit džiūvo.
Na, taip negražiai užtekliojau. Gražiau atleiskit nepavyko. Kad mažiau trinti prasiskust. Taip negalima aišku daryti, bet kadangi tep darom, šį kartą gal atleistinu. Kur giliau tepasi, prasiestų, susigeria. Duodam laiko padžiūt. Davėm padžiūt truputėlį. Galim su 240 prašveisti. Matom, vis dar yra truputėlį prasėdę, bet čia jau gal su gruntu užsidarys. Tokie nežymus. Idealumo mums, kaip minėjau, nereikia, tai reikia pigiai ir greitai, tai nesismulkmeninam, su gruntu kažkiek užsilygins dar. Briauną biškį, atlyginu kampuką. Ir viskas. Bus durų kampas. Šioks toks. Sekantis žingsnis su gruntu prasipurkšim ir po to kažkokį dažų flakonėlį truputėlį. Apsivalom truputėlį dulkes. Apsiklejuosim kažkiek. Čia taip, iki moldingo. Slengsti dar. Atsikirpau popieriaus. Jūs galit kad ir laikraštį naudoti apsiklijavimui. Svarbu kažką užsiklijuoti. Pats nemaloniausias darbo etapas - apsiklijuoti. Kartais užima daugiau laiko nei pats darbas. Taip, pirmiausia, gruntas. Galim kažkiek plačiau pasišiaušti. Tokią kempinėlę, jį gruntui po šiaušimui prieš dažymą. Galim dažus truputėlį. Vis tiek gruntuosim kur špakliuotą vietą. Paskui dažysim plačiau. Nusiriebalinam. Vat, pasiruošę gruntavimą. Turim tokį purškiamą gruntą. Pradžiai lengvai sluoksniuką. Duodam padžiūt pirmam sluoksniui tokį lengvą. Dedam antrą sluoksnį. Galim dabar storiau truputėlį. Manau ir užteks va 2 sluoksnių. Duodam antram padžiūt ir galėsim dažyti. Stengsiuos neduot pilnai išdžiūt gruntui, kad galėčiau nešiaušęs uždažyti. Sutaupysim taip truputėlį laiko. Apdžiuvo gruntas. Čia dar apačioj, kur storiau buvo, nėra pilnai išdžiuvęs, tai galim purkšti dažų. Blizgus juodi dažai. Taip pat vieną sluoksnį duodam išdžiūt, sluoksniuojam, nenubėga ir kuo daugiau prisluoksnuosim, tuo geriau dažai patys laikys. Truputėlį luktelėjom, apdžiuvo, galim dabar antrą galutinį sluoksnį dėti. Aš čia daręs truputėlį papurkščiu viduj. Na va, duosim išdžiūt. Ir žiūrėsim rezultatą. Kągi, pradėjau plėšti popierių, pamiršau jūs. Pilnai nudžiuvo, žiūrim rezultatą. Iš čia paimsim. Taip, ką turim? Nėra idealiai, matot, plėmas toks. Gal kad gruntą netryniau, kur špakliuota ten matosi. Bet dienos šviesoj gal ir nesimatys. Tik čia vat, kai norim pamatyti, matom. Mum ir nereikėjo idealiai, tiesiog padaryti durų kampuką. Forma taip pat galbūt neideali, bet turim durų kampą. Vizualiai atrodo plius minus viskas normaliai. To mums ir užtenka. Taigi čia buvo 39 savo rudimis ir ką mes padarėm? Trumpai, nebuvo durų kampelio. Trūko nurūdies kampelis buvo. Tai atlankščiau, kad galėčiau kišti į tarp skardų blekutę. Išsikirpau plius minus formą, įstačiau. Dėjom pirmiausia plaušinį glaistą, kitaip sakant, su stiklo pluoštų glaistą. Patrynėm, tada dėjom paprastą glaistą, jau minkštą standartinį glaistą. Tada gruntavom iš kelių kartų, keliais sluoksniais
Neleidau visiškai pilnai išdžiūt gruntui ir iškart dažiau, kad nereikėtų trint grunto, vėl valytis. Taip sutaupiau truputėlį ir darbo, ir laiko. Ir uždažėm 2 sluoksniais. Ir matom, kas gavos. Plius minus viskas gerai. Tai vat, toks greitas, trumpas parodymas, kaip galbūt namuose pasiremontuoti rūdeles, ar vat, kai neturit su ko virinti, palei viską reikėjo išpjauti, virinti skardą, ilgi procesai. Tai va, toks trumpas, greitas dalykėlis ir vizualiai viskas normaliai. Techniškai gal ne idealiai, bet vizualiai viskas normaliai. Tai ką, ačiū, kad žiūrit. Iki.